žmonės pamatę šitą aksesuarą supras, kad jinai yra nuolankioji ir galbūt netgi priklauso kokiam nors šeimininkui. Nes ant kakliukas. Tai. Ar buvo koks nors užsakymas, kuris tave nušokiravo, nustebino, kad wow, čia tai ir norai, ir Labutis ir Gita. Sveiki, Kamilė. Pas mane svečiuosi yra nuostabi moteris, kūrėja. Papasako, ką tu kuri, nes tikrai matau pašiesi labai nuostabiais dalykėliais. Aš užsiimu su odos gaminių kūrimu ir gamyba. Kas tie odos gaminiai? Tai odos gaminiai yra BDSM, sekso prekių aksesuarai, rūbai. Detalės tam tikros. Aišku, aš užsiimu daugiau individualiais užsakymais negu kažkokią serijinę masinę gamybą. Tai reiškia, kad kiekvienam klientui pritaiko atskirus matmenis, atskirą jo kūno sudėjimą pagal jo pageidavimus. Taip, aš žinau, kad aš tas prašiau, kad pardavinėtų mano sekšopę, nes labai norėjau tavo darbinių. Bus šiek tiek ir standartinių gaminių, kuriuos tikrai darysi kaip daugumai. Kas patinka, nedarysi pagal standartus, tai tikrai galėsi išsirinkti žmonės, kurie norės ir tavo rūbelių tiesiog. Gerai, papasakok, kas tave įkvėpė, kodėl tu pradėjai šią veiklą? Kažkokios stebuklingos istorijos nėra, kaip dauguma sakoma, bet paprastai pradėjau nuo to, kad pati esu temos žmogus, man pačiai yra šitie dalykai, aksesuarai, sekso tam tikros detalės, įrangos, pačiai man jie yra įdomus. Lietuvoje buvo keletą tokių gamintojų moterų, pas kurias galėdavom užsisakinėti tos produktus, bet jos labai rimtai nežiūrėjo į šitą rinką, į šitą produkciją, labai prasta kokybė būdavo arba kažkokių norint išskirtinių, sakykime, užsakymų, negalėdavai užsisakyti. Tu norėjai geresnės kokybės prekių, gražesnių, kokybiškesnių, seksualesnių ir galvoji, kad pati gali tai padaryti ir įgyvendinai. Taip, ir paprasčiausiai ėmiausi pati šitos iniciatyvos, susipažinau su Oda, pas mane šeimoje yra giminaičių, kurie dirba su Oda, tai jau esu susipažinusi su šitą praktiką. Studijavau aprangos dizainą, tai man stiliaus jausmas, pojūtis, grožis, jau yra artimas dalykas. Šitoj sferoj. Tai aš supratau, kad tu šiek tiek ir pati užsiminėjai BDSM. Be abejo, jeigu jau traukia tokie dalykai, tai automatiškai esi įtrauktas arba temos žmogus. Tai tikrai taip. O kurią sritį, nes ten žinau, kad yra vergija, dominavimas, sadizmas, tai kurią tu sritį, jeigu atskleisit, labiausiai mėgsti, propaguoji? Galėčiau sakyti, kad esu daug išbandžius. Ir daug kas man tinka. Apie tabų nesakau, tikrai yra ir nesu tas žmogus, kuris sako, kad neturiu tabų. Niekada nereikia peržengti šito klausimo, nes tikrai tave išbandys visur, visada ir visai. Jau čia nesinori man labai plėsti, bet tiesiog tikrai esu BDSM išbandžius, esu, sakykime, daugiau nuolankioji, bet su ypatingu partneriu. Taip, iš tikrųjų labai reikia daug pasitikėjimo, kad galėtum atsipalaiduoti ir daryti tai, ką partneris nori, ar kad gerai jaustumėsi. Nes iš tikrųjų šiaip žmonės, ypač Lietuvoje, labai ta tema susikaustė, galvoja, jeigu užsiminėjai BDSM ar panašiai, toks, tarkim, esi šiek tiek toks kaip ir iškrypėlis, ar ne? Yra tokių, kas nesusidūrė galbūt su tuo ir tokių, sakau, daug neigiamų minčių, bet aš tai galvoju, čia toksai, žinai, kaip palyginimas, ar ateini į pirtelę ir tave vanoja su vanta, žinai, bet ar čia BDSM, ar čia, taip gali palyginti, ar čia skausmas, ar čia blogai. Ne, visiems natūralus dalykas, ne? Iš tikrųjų, sakykime, kaip pavyzdys tą pirtelę, jau negali taikyti BDSM, nes čia yra tiesiog žaidimas, išbandymas, pajuokavimas. Taip. BDSM tai jau yra grinai partnerio abipusis susitarimas ir net neveltui tie žodeliai ir yra, kad B bandažas, D domination arba disciplina, S submissive arba sadomazochizmas ir M tai ir yra mazochistas ir viskas. Ir tuo užsibaigia visos šitos rolės. Taip, tas BDSM-as jis nėra, kad tu aktyvuoji visas tas funkcijas, tu gali kažkurias aktyvuoti tas funkcijas. Bet, sakykime, iš mano pusės tai yra visos aktyvuotas.
Bet šiaip man labai įdomu, kaip aš mačiau mūsų pristatymo metu, Sakšovo pristatymo metu buvo tas tavo botagėlis toks ilgas, toksai, pliauš, aš taip norėjau, kad tu jį atsivežtum, aš pamiršau, tai esi jo paprašyti, gau, kad parodytum, pademonstruotum, kaip jis veikia, visą kitą. Bet šiaip man labai turi žavesio antrankiai, tavo diržai, man labai seksualus dalykas, nebūtinai, kad ar užsimti BDSM ar ne, bet vien juo pasipuošti jau yra toksai, žinai, tokia išraiška, kad tu labai... Suteikia pasitikėjimą. Taip, labai suteikia. Aš kiek pašiausi ir fotosesijom ir filmavim tavo darbeliais, tai va, tai dabar irgi taip ant kaklių sėdžiu, labai priduoda moteriškumo ir tokio žavesio. Tikrai taip. Tavo diržai labai gražus, standi oda, matau kniedes, bet jie labiau suinteresuoti pradedantiesiems ar jau tokiam jau pažengusiems? Kaip tu galvoji? Kas liečia fashioną, tai prasme, aprangą, tai galima sakyti pradedantiesiems, bet kas liečia įrangos kaip antrankiai, jie jau yra skirti grinai teminiams žaidimams, nes jau odos yra parenkamos itin storos, itin natūralios gaminimo būdu paruoštos tos odos, tam, kad atlaikytų kūno svorį, tam, kad atlaikytų fizikinius dėsnius, kaip smūgius, kaip dar daugumą tokių faktorių. Tai šitie gaminiai daugiau pritaikyta grinai net ne mėgėjams, o grinai entuziastams, kurie jau tuo užsiima, gali nepagailėti didesnių sumų, nes iš tikrųjų šitos storesnės odos jos yra ir kokybiškesnės, ir gerokai brangesnės. Ne kiekvienas tą gali sau leisti. O pradedantieji tai gali tikrai iš AliExpress atsisiųsti ten tos vadinamus kičinius odos gaminius, tiesiog pasižaisti, pasibandyti. O mano gaminiai yra pritaikyti daugiau rimčiau užsiimantiems žmonėms, kurie nori kokybės, kurie nori ilgesnio išlaikymo, ištarnavimo to tokio. Gerai, aš esu klientas, pavyzdžiui, ir ką tu man parekomenduotum iš savo gaminių iš pat pradžių išbandyti? Vat aš noriu būtent pas tave, aš nesu bandžius BDSM, ir ką tu man patartum su partnerė pabandyti? Kokie, keli produktai, kelios prekės iš tavo asortimento? Pirmiausia, tai aš pasiūlyčiau labai subtilų aksesuarą, bet kurį pati užsidėjusi yra, nes tu jau pajusi, ar tu galėjai išeiti iš viešumą, ar tai tavęs netrikdo tokie dalykai, nes paprastai teminiai žmonės pamatę šitą aksesuarą supras, kad jinai yra nuolankioji ir galbūt netgi priklauso kokiam nors šeimininkui. Nes ankakliukas, taip, nes ankakliukas, kaip ir šuniukui turint augintinį, jau rodo, kad tu kažkam priklausai. Ok. Tai va. Aš taip gerai jaučiuosi, o dabar eičiau gatvę ir žiūrėtum, šita tai nuolankioji. Taip, kad jau jai yra nesvetimi dalykai, va temos dalykai, kažkokie gal, ar jinai susipažins su tuo nori. Geras. Tai čia jau yra vienas pirmas toksai ženkliukas, kad galbūt mėgsta kažką daugiau, aštriau ir visą kitą. Gerai, o kaip tada gatvė atpažinti dominuojantį? Dominuojantį iš tikrųjų sudėtingiau atpažinti, nes jisai arba turi aiškiai labai laikyseną natūrą. Šiaip paprastai dominantų gatvėj sunkiau atpažinti iš tikrųjų. Tik iš bendravimo, iš tam tikro grubumo galima suprasti. Jisai labai mėgsta pokalbį dalyvauti ir vesti pirmas, rodyti tam tikrus, sakykime, nurodinėjimus, kad prašau man atnešti tą, jau suprasti, kad žmogus linkęs valdyti, ta prasme. Okay. O man dabar iškilo klausimas, kaip tu labiau susipažinus su BDSM pasauliu, kaip tu galvoji, kuo daugiau dominuojančių, ar vyrų, ar moterų? Geras klausimas. Iš tikrųjų, kiek tenka bendrauti su temos žmonėm ir būti portaluose atitinkamuose tos temos. Tai daugiausiai yra vyrų dominuojančių, moterų nuolankiųjų labai nedaug. Čia jau galima sakyti nykstanti rūšis iš tikrųjų. Daugumai moterų tiesiog bijo, išsigąsta arba paprasčiausiai netinkamas galbūt vyro požiūris, jo filosofija vedama truputėlį suklaidina, sakykim taip. Ir žinoma, moterų jau atsiranda daugiau dominuojančių mistrių. O kodėl tu manai, kad išnyksta nykstamoji rūšis, kad nyksta moteris ar tarkim vyrai, kurie būtų... Aš taip įsivaizduoju, kad čia yra toks, sakykime,
tas klausimas, kuris nėra išgludintas švietimo prasme, sakykime taip. Moterys dažniausiai išsigąsta, kad greičiausiai jos bus skriaudžiamos, netinkama linkme bus vedamos, žeminamos, kad jokio malonumo jos to negaus. Kad nepasitikė gali ir partneriu, nes kai jinai pasakytų, tarkim, stop ar kažkokį žodelį, tas partneris tiesiog nenustos ir toliau jinai jausis blogai. Taip, paprasčiausiai atsiranda tam tikras baimės jausmas. Iš tikrųjų, kai ir buvo netgi kažkada tokia tema gvildenama, ar tinka jaunimui šitas BDSM. Aš sakyčiau, kad tikrai ne, nes patyrę žmogus tik tai gali suprasti, kas yra atsakomybė, kas yra pasitikėjimas, žodžio laikymasis, abipusis, būtent pasitikėjimas ir abipusis tas vaibas. Tu sakai, kad toks BDSM kultas, kultūra yra vyresnių žmonių, brandžių, galima sakyti, žmonių užsiėmimas ir laisvalaikis. Tikrai taip, ir netgi nesiūlyčiau, kad aš puikiai suprantu, jaunimą mėgsta pasiimti botagėlį, tam pažaisti, visą kitą, bet čia nėra tas žaidimas, kalbant apie BDSM, nes skausmas, malonumas turi būti tam tikrą prasme suvaldytas, nes jeigu tu jo nesuvaldysi, tu nepasieksi norimo rezultato. Nepajusi malonumo, realiai. Taip, jeigu nesuprasi partnerio, kada jisai sako, stop, užtenka, arba aš noriu švelniau, o tu tiesiog, tarkim, būsi įsijautęs ir... Taip, ir paskui mergina apsiverkus išeis, gal policija išsikvies. Tikrai buvo tokiu atveju, kad tamo žmogus netgi išsikvietė ir davė pareiškimą tokiu momentu. Tai tas ir yra, kad saugumas abipusio partnerio turi būti iškalbėta ta tema, iškomunikuota kaip įmanoma, kas jam yra priimtina, kas ne, ir po truputį link to eiti. Tikrai niekas nesako, kad reikia jau, jeigu jau turi botagą, varyti iki tol, kol jau žmogus nukraujuoja ir taip toliau. Ne, reikia tiesiog supažindinti ir žiūrėti, kaip žmogus reaguoja. Po truputį įsivažiuoti į šitą, net aš manau, kad, žinai, sportuoji, po truputį pradėti BDSM, po truputį išbandyti tai tą ir tą. Taip, nebent jau žmogus pas iš savęs sutinka ir nori daugiau išbandyti, bet jau jisai tada automatiškai prisima savo atsakomybę, nes tu norėjai to. Tai čia tiesiog yra labai svarbu žodžio laikymas, supratimas ir viskas. Taip, kaip ir santykiuose turi viską iškomunikuoti, ko nori nuo pat pradžių, taip ir... Taip, net paskui vėliau atsiranda nesusipratimų, pasišlikštėjimo, atstumimo, nebendravimo ir taip toliau. Ir greičiausiai merginos, turint tokios patirties, jos ir paprasčiausiai atsiriboja, jau užsisklendžia temui, lyg ir nori, bet to pačiu ir bijo, nes nepasitikė. Man dabar labai dar įdomu, kokia yra priežiūra tavo odos gaminių, nes vis tiek suprantam, kad oda, lateksai, tokie specifinės medžiagos, jos reikalauja priežiūros. Ar yra kokie keli tipsai, kaip juos prižiūrėti, valyti, tvarkyti, laikyti galų gale? Iš tikrųjų, labai tokio specifinio reikalavimo nėra, tiesiog odą reikia prižiūrėti kaip ir savo odą. Ta prasme, po kiekvieno seanso, po kiekvieno žaidimo reikia tiesiog pravalyti su drėgna kosmetinė servetėlė. Ir jeigu jau matosi, kad, sakykime, kuo natūralesnė oda, jinai turi tokią savybę raižyti, susidėvėti, atsiranda tam tikro dėmės, tai yra priemonės balzamai vadinami odos, su specialia kempinėlė, prasivaloma, apeinama, dedama į maišiuką šilkinį geriausiai, arba gali būti satino maišiukas, kad kuo tokio pažeidžiamumo tai odai didelio nebūtų. Gali būti įdedamas netgi drėgmės surinkėjas, būna tokie pakeliai mažiukai, ir laikyti spintoj stalčius, jeigu kažkas turi sekso kambarį, gali ir sekso kambarį laikyti, po lovą, kur tik nori. O tu turi sekso kambarį? Taip. Aš žinau, visai galvoju, kaip norėčiau. Kažkaip namie, taip įsivaizduoju tokį kambariuką, kur tu galėtum, žinai, viską laikyti, nereikėtų tau nieko slėpti, nieko tvarkingai susidėlioji, tokia romantiška, kaip fainai. Tikrai taip, nes turint įrangos, turint žaislų, nepagarbu kažkur laikyti nukišus. Jeigu yra galimybė, tikrai yra ir spintos galima susimontuoti, įsirengti. Aš jau net antikinę savo spintą atsivežiau. Pati ją sutvarkiau savo rankom ir aplikavau visai tais žaisliukais, atsidarus iš karto, taip, atsidarai, veidrodis, apšvietimas yra, išsirenki kokį gaminį, ir pradedi savo malonumus. Nei ką pažinai, dėžutė, tai tavo visa tokia spinta graži. Taip, ir netgi, sakau, paslapčių spinta. Rakinama, tarp kitko.
Geras, nueisim į svečius ir nepamatysim, negalėsi atidaryti paslapčia, pasižiūrėti. Ne, aš tikiu, kad tu man pasirodysi, ką tu turi, man šiaip labai įdomu būtų pamatyti. Kiek tu laiko gamini šios gaminius? Kiek plus minus jau domiesi, užsijami? Kiek laiko praėjo nuo tavo pirmo gaminio, pavyzdžiui, man labai įdomu. Labai įvairiai, iš tikrųjų, nes kiekvienas gaminys, kai yra individualus, jisai labai individualiai ir apdorojamas, sakykim taip. Prie jo prieiti yra labai skirtingas laikas. Sakykim, korsetą pasiūti, ne tokį, aišku, truputėlį sudėtingesnė, užtrunka savaitę laiko. Nes vis viena ir apdirbimas odos, išpjaustymas, konstravimas, pritaikymas prie figūros, išformavimas, tas toksai. Ir plus dalykas, aš siuvu rankomis, nesiuvimo mašina, tai jau truputėlį procesas yra ilgesnis. Tu man skundysi, kad pešiukas susižalojo į vakar. Jau vienas įbrėžimas. Aš kai skausmą mėgstu, tai nieko tokio. Viskas, žodžiu, gaminsim, siūsim. Tikrai taip. Tai vat, o antrankiai, apyrankės, kakliukai, 5 dienų bėgyje, gali būti iki 3 dienų. Rankų darbo reikia palaukti. Tikrai taip. O pavyzdžiui, gamini, savo laiką investuoji, stengiasi, bet ar buvo koks nors užsakymas, kuris tave nušokiravo, nustebino, kad wow, čia tai ir norai, ir, kad toksai išskirtinis. Sakykime, išskirtinis iš viso to užsakymo, manęs tai nešokiruoja, bet iš pačių visų tų užsakymų gausos tai buvo išskirtinis penio antrankis, tas vadinamas, antkalkliukas. Kaip narvas, ar ne, jis toksai? Taip, jisai mažas su žiedeliu, yra dar dirželis pritvirtinantis prie vyriško pasididžiavimo ir jisai grinai toksai suvaržymo elementas, padidinti tam tikrą jautrumą ir visą kitai. Jau skaitosi mistrės toksai įrankis. Aha, o tam irgi reikia išmatavimų? Pati nematavau, paprasčiausiai paprašiau žmogaus, kokios apimties jisai pageidauja, ir atitinkamai parinksiu. Šiaip aš iš tikrųjų stengiuosi labai nelysti į asmeninius tokius išmatavimus. Aš žinau, kad tikrai žmonėms nėra malonu, vyram gal tikrai, aš įsivaizduoju, yra malonu, bet stengiuosi savo šitą veiklą neišvystyti iki labai tokių intimių asmeninių tų dalykų, nes man tai yra truputėlį atskiras dalykas nuo temos. Tai prasme, čia yra darbas, kur yra asmeniniai reikalai, tai yra asmeniniai reikalai. Taip, bet žmonės tikrai domisi, tikrai ieško, kur pasigaminti, nori išskirtinių dalykų. Ne tai, kad nueini į sekšopą, paspaudi mygtuką ir nusiperka, bet kartais nori žmonės išskirtinumą. Tai labai... Tikrai taip, ir aš tuo esu suinteresuota, kad pagal kiekvieno individualų poreikį pritaikyti. Dėl to ir buvo ta pirminė mintis, kad labai smagu dirbti su Lietuvos kūrėjais, kurie daro savo rankom ir su užsidegimu ir noru, ir labai smagu, kad su jums pažinau. BDSM nėra tas, kad tave jau viskas pasiimu, užsirakinu Rusiją, darau ką noriu, išnaudoju, išprievartauju ir paleidžiu. Ne, tai yra visiškai saugus formatas, abipusių susitarimų. Taip. Aš žinai, dabar palėtėm tą temą, kad Rusija uždarytų, bijotų, žinai, vis tiek čia yra toksai, aš galvoju, sovietinis mąstymas, ar ne? Kad toksai... Galima sakyti ir filmo įtaka, tam tikra pornografijos įtaka, tam tikra... netgi tų pačių pranešimų apie išprievartavimus, apie iškrypėlius ir taip toliau. Tarp kitko, iš tikrųjų, tą patį iki BDSM-o kas atvedė aristokratai iš tikrųjų. O aristokratai turėjo tą galimybę būti ekscentriškai, daryti tai, ką leidžia, nes, iš tikrųjų, kuo žmogus yra laisvesnis nuo savo, sakykime, darbų, jo laisvalaikis. Taip, visiškai nepriklausomas, jisai savo leidžia eksperimentuoti, tyrinėti savo pojūčius, savo jausmus, savo seksualinę energiją, visą tai. Tai ir tas ir išsivysto visi šitie aštrumai iš vaikystės patirties, kas tave jaudindavo ir kas dabar jaudina. Yra labai toksai artimas sąsajos, lygiai kaip irgi tam tikros baimės. Nes BDSM-e yra ir dar toksai dalykas baimių kontrolė tokia. Ta prasme, per baimę mes kažkiek pajaučiam adrenaliną, susijaudinimą ir tam tikri žaidimai irgi priveda prie kažkokios aukščio baimės, irgi tam tikrą prasme sužaidžiant.
tikrai sujaudina ir prisigamina žmogaus to endokrino, laimės tų hormonų ir jaudulio ir paskui būna aštresnis seksas ir visa kita. Tai va tas ir yra, kad adrenalinas su tuo labai puikiai susijęs. Veiksmo filmuose labai matosi, kad va, žmonės greitai įsimyli, o iš tikrųjų čia ir suveikia. Ta prasme, baimės instinktas kontroliuoja tam tikrus hormonus, kad jau reikia žmogui tiesiog išskirti, išlaisvinti save. Tu mane nustebinai, kad BDSM kilo iš aristokratų. Iš aristokratų. Taip, wow. Nors aš manau, kad ten būdavo visko. Tikrai taip, nes ir tas pats Markizas de Sadas, jisai ir įvedė visą šitą sadomasochizmą, nes jisai pats turėjo polinkius skriausti merginas, moteris, jos ir pačios to norėdavo, vykdavo ir orgijos ir visa kita. Ir paprasčiausiai va, būtent nuo šito aristokrato ir išsivystė pas terminas. Wow, kokie čia, tarkim, jau gan vis tiek senesni laikai. Ir kodėl mes dar bijom to užsimti, kodėl bijom pabandyti. Toksai tikrai, informacijos, žinai, daug informacijos yra, kas yra BDSM. Paprastai, ką veikia žmonės, bet šiaip, kad būtų daug supažindinimo, daug kažkokių švietėjiškų vakarėlių ar kažko labai mažai. Tikrai mažai yra, aišku, vyksta ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet ten labai tokios, sakyčiau, uždaros grupės, labai, sunkiai prisileidžia, sakykime, naujokus ir visą kitą, bet kiek aš žinau, Vilniuje Antanas Stepanavičius labai tuo intensyviai užsiima. Taip, teko vėliau susipažinti, taip, ir ne vienoj fotosesijai sudalyvavom, tikrai labai. Tai aš manau, kad jisai galėtų praplėsti šitą temą, bet jisai nemanyčiau, kad galbūt vienintelis tos temos atstovas, kuris galėtų daugiau papasakoti. O tose vakarėlėse būna, pavyzdžiui, jų produkcijos, pavyzdžiui, Tikrai taip, kiek aš pati nedalyvavusi, bet tikrai esu girdėjus, kad ateina, kad parodys savo produkciją, pabandyti, netgi ta pati Emma Kreip su žvakėm parodo savo seansus, kaip ten ant žmogaus kūno aliejų. Išbandžiau, labai patiko. Šiaip tikrai malonu, kas karštas vaškas tokį duoda, tokį jauduliuką. Tikrai taip. Ir kas svarbiausia, tie patys vaškai, irgi nėra standartiniai, iš parduotuvės Maximus nusipirkus ir liet. Ne, čia yra labai nesaugus vaškas, greitai nusidegint gali. Yra ir specialūs kūno vaškai, lygiai kaip irgi odos pritaikomas specialios, kad irgi atlaikytų visus tuos, kad nedirgintų, nebertų ir neskaudėtų. Taip, nes kaip tik, kad vakar kalbėjau apie žvakes, kurios turi būti aliejai, specialiai pritaikytos, kad galėtum įtrinti kūną. Ir aš kažkaip pagalvoju, kad labai faini tokie dalykėliai, kremai, masažai, aliejai, Valentino dienos proga. Tu nori, žinai, skanios vakarienės, gero masažo, gero sekso, kas be ko. Tai toks labai tokia romantiška ir tokia lengva preliudija seksui tokia. Taip, labai skaniai suskambėjo. Tai dar po vakarienės pasipuošė kokios nors gražiais odos dirbiniais ant kakliukais. Labai vakaras nuostabus, garantuotas. Bet iš tikrųjų nustebau, kad iš aristokratų, kad ten jie išdykę, padykę buvo, tai tikrai. Jo, iš tikrųjų iš aristokratų tikrai yra atėjęs netgi ir tos pačios. Čia galima sakyti labiau netgi kaip ir nuo Prancūzijos viskas, nes iš tikrųjų naudojamas netgi inkvizicijos detalės, ta prasme, kaip kojų iškeituvai visokie, mediniai. Paskui jau transformavosi į metalinius ten daiktus, bet esmė viskas nuo vergovės. Nes tikrai aristokratai galėdavo savo leisti vergus bausti, išnaudoti juos. Tikrai nebuvo, kad vergovė juos panaudodavo tik darbam. Atskirai būdavo ponai, pasiimdavo savo patinkančią vergę ir ją išnaudodavo. Nuo to ir viskas ir prasidėjo. Tikrai čia nėra tas eilinių žmonių žaidimas, nes eiliniai žmonės per daug pavargę tokiais dalykais užsiimti ir jiems tai yra nesuprantama. Prasideda darbas, vaikai, šeima, namai ir eina miegoti ir vėl į darbus. Taip, čia jau žmonės turėtų turėti laiko, noro, bet ir tas laikas. Čia tokia vis tiek, hobis, galima sakyti. Tarkim, tu eini į sporto salę, ar tu nori, kad tave suvarstytų, ar ten su botagėliu papliošnotų, ar dar kažką, čia vis tiek toksai turi tam ras laiko ir norėtų ras laiko. Tikrai taip, ir netgi, man atrodo, tyrimas yra atliktas, kad sekso metu daugiau energijos, kalorijų išdeginama negu sporte. Tai
puikiai Nu, suprantu. palauk, žiūrint kokią seksą, jeigu ten jau normaliai dominantas dirba, tai tada tikrai daugiau. Bet jeigu paprastai, tai tarp kitko, čia nesen irgi skaičiau, kad bėgimo metu ir, tarkim, ir seksą sulygino. Pavyzdžiui, kad vyrai išdegina apie iki 300 kalorijų, o lovai apie 2. Šiek tiek mažiau, bet žinai, nepalyginsi, koks ten tas seksas. Tikrai taip. Jau turbūt ten tas paprastas, klasikinis, manau, nieko įspūdingais, bet jeigu jau su BDSM, tai gal, manau, ilgiau ir Taip, užtrunka. jau paprakaituoji iš tikrųjų. Ir užtrunka, ir paprakaituoja, ir užsijama, ten tikrai ne paprastas krasiukas. Tikrai taip. Jau ir iš tavo patirties kalbu, kad neeiliniam žmonėm, nes iš tikrųjų tas BDSM-as, tai labai siauro rato žmonių tas iškrypimo formas, sakykime, supratimas. Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, kad ir namuose, tarkim, yra para ir nori, tarkim, gyvena 5 metus kartu, pavyzdžiui, nesvarbu kiek, ir vat nori paįvairinti savo gyvenimą. Tai toksai, žinai, irgi prirakinimas prie lovos, ten, žinai, šiek tiek ten kaip nors su plunksnelėm, su botagėliais, taip, arba akių užrišimas, arba į burną kamuoliukas. Tai tokie va, tą pabandymą šitą, kad reikėtų, jeigu norėtum lovai kažko naujo, norėtum savo intimų gyvenimą praskaidrinti ar suaštrinti ir panašiai. O jau paskiau tu renkiesi, ar tu nori eiti daugiau, ar tu nori eiti, ar pasilikti tą ribą. Tikrai taip, nes vis viena, nuo ko tu pradedi, nuo ko tu bandaisi ir tada tu pajauti, ar tave tai veža, ar tu to nori daugiau. Ir netgi yra tam tikros dirbtuvės, šibariai, surišimo su virvėm. Ta prasme, yra dirbtuvės, kur gali tave pamokinti, kaip reikia teisingai rišti. Namuose gali saugiai užsiimti. Netgi užsienyje irgi praktikuojama, kaip teisingai plakti, kaip užsiimti būtent plakimo momentais visais. Nes tikrai žinau, kad reikia tam tikras zonas, kad neskaudėtų, kad neliktų mėlynių, ten aukštas mokslas. Taip, aukštas mokslas, nes išvaldyti, nes tu, ta prasme, rimbo kirčių, tu tikrai gali perkirsti žvakę, skardinės, visą kitą. Jisai iš tikrųjų rimtas galingas ginklas, ne veltui ir tuos gyvulius su jais valdot. Kad nepersistengti ir kad žinot tam tikrus niuansus. Aišku, geriausiai yra kursai, geriausiai prasimokinti arba eini pas meistras, būna, taigi ir pačios porelės dalyvauja seansuose pastebėti, nebūtinai tik tai dalyvauti. Tuose pačiuose irgi antifos renginiuose, kiek esu mačiusi per video, pati nedalyvavus. Tai irgi būdavo, kad kažkokia mergina pririšta prie tam tikro baldo, ten lengvai paplakama, išbandomi jos pojūčiai, jau netgi tu gali tame padalyvauti ir suprasti, ar tau patinka. Jeigu jau patinka, pabendrauji su pačiu meistru, jisai gal tave supažindins, kaip reikia teisingai elgtis ir visai. Tikrai, nes manau vis tiek ir esu mačius, kad ir su metaliniais netrimbais tokiais. Tai aš žinau, kaip nepalik mėlynių, kaip kad neskauda ir kad keltų malonumą, wow, bet aš žinau, kad jie moka. Tikrai moka, tikrai profesionalai tikrai tą yra įvaldę, nes vis viena praktikuojasi ne 1 metus, o ką mes čia pažeidžiam, tai čia yra nesulyginama dalykas. Čia yra tiesiog, kai sako, juoko forma, pašmaikštavimas, įdomus, smagus, smalsu ir visa kita, bet norint užsiimti, geriau tikrai pabendrauti su žmonėmis, su meistrais, kurie būtent užsiima šitą temą. Taip, kreipkitės visą laiką pas profesionalus. Būtent, čia yra auksinė taisyklė, ta prasme, lygiai kaip ir grožio srityje, nereikia eksperimentuoti, tu gali eksperimentuoti, bet vis tiek nutiks taip, kad profesionalai tau geriau patars, išvelgs, ką tu darai, kokios klaidos. Ir... Taip, kad nebūtų blogų patirčių iš tikrųjų. Tikrai taip, kad blogų patirčių ir blogų pasiekmių, kurios neištaisomos. Kaip tave sudomino BDSM-as, ar jau esi bandžius ar nieko? Šiaip labai kažko bandžius nesu, bet man labai gražu būna tie rūbeliai. Man tenka kliukai, ar tos apyrankės suvaržymai. Man pavyzdžiui, virvės, man atrodo, kad ne mano tema. Man pasižiūrėti nieko, bet man nekelia jokio virpuliuko. Bet man tie botagėliai tokie gražus, toks parodo pliaukštelimai. Tas garsas jaudina iš tikrųjų. Tas mane jaudina, man atrodo labai įdomu ir tikrai noriu pabandyti. Ir aksesuarai, pavyzdžiui, man labai gražiai atrodo moteriškas tavo korsetas. Ta prasme, man akcentai, tas visas apsirengimas, man labai gražu. Man taip moteriška, taip, labai žavi. Man net vyrai, kai būna tokius diržus, žinai, iš karto toksai, kur jau atsidengia torsiukas, raumenukai, visas tas kvapas jau iš tikrųjų ten atsiskleidžia. Tai va, tokie dalykai man gal labiau kaip aprangos akcentai labai gražu. Aišku, išbandyti tikrai įdomu ir labai norėčiau. Tai va. Na, jau gal nusivesiu kur nors.
Jo, bet čia man iš tikrųjų detalės tai labai, va, pavyzdžiui, va šitas dalykas, va šitą, nu korsetas jisai skaitosi, ne? Korsetas. Ir kur dar buvau įsidėjus tą dirželį pastavę, taip. Labai gražu. Dar kokios prisegamos koinės, priklijuojamos, nu tobulai. Ir tokia tave taip įrėmina, taip tokia. Jo, nes aš vat ir labai ir mėgstu vat būtent tą odą, nes jinai tave grinai, kaip ir vat pasakė, įrėmina, suvaržo, sukausto ir tuo pačiu leidžia pasitempti. Nes moteris jau su laiku pamiršta būti moteriškom ir pasitempučiom. Jau pradėjo mėgti oversize'us, visus tuos treningus, visą kitą. Patogumas yra smagu, bet reikia nepamiršti, kad tu esi moteris, pasitempti, ištiesinti savo nugarą, pasidažyti lūpas, aukštakulnius užsidėti. Nepamiršti savo seksualumo, nes vis vieną gyvenimą per trumpai gyvenam, kad, užsidarys tam mažam pasauliu. Turi būti tikrai energijos, turi būti azarto, turi būti noro, laimės visur, visame kame. Ir tam tikrai tokie dalykai verčia tave pasitempti, įgyti pasitikėjimo, seksualumo. Taipgi būna pas dažai raudonai lūpas ir nuotaika geresnė. Arba pavyzdžiui, aš turiu tokį vieną dalykėlį. Man reikia tvarkytis namus, nuotaikos nėra, aš įsijungiu muziką, užsėdu kokius ryškius apatinius ir lakstau po namus. Taip, arba netgi nuoga, jeigu iš vis yra. Kiek mano kaimynai viską prisižiūri. Taip, žinai, tai per langus. Kai užuolaidų nėra, tai taip. Arba, žinai, būna kokį roletą pamirštų užskleis, tiesiog. Bet iš tikrųjų reikia save lepinti, reikia duoti savo, žinai, ir aksesuarų, ir apatinių, gražių, lūpdažių, raudonų. Tikrai reikia save lepinti. Tikrai, taip. Reikia, kai sakoma, pirmiausia reikia save mylėti, o paskui jau aplinkinius. Taip. Šiaip iš principo, save myli, save pažįsti ir geriau pasitenkini, ir geresnis seksas. Ir aš manau, ir daugiau šiaip gyvenime durų atsidaro, kai esi pasitikinti gražiai iš vaizduotės. Tikrai taip. Ir spinduliuoja tą vidinę, žinai, energiją, kad, nes, pavyzdžiui, būna tokių moterų, eini ir atrodo, blizga, žiba, tokia tiesiog, žinai, kaip būna per filmus vėjukas net pučia. Taip, drugeliai skraido visą kitą. Taip, ir net man malonu pažiūrėti, aš visą laiką tokiam moterim pasakau komplimentus, nes man tikrai labai gražu, tokių moterų labai nedaug, tai visom to linkiu, kad tikrai žydėtumėt, skleistumėt, kvepėtumėt ir nuostabios būtumėt. Ir iš tikrųjų čia ir yra tikrai sėkmės rodiklis, nagi kaip bebūtų keista, bet versle visada mes patinkam žmogų pagal išvaizdą, o palydim pagal protą. Tai be abejo, įspūdis turi būti savo pasitikėjimas, tavo įvaizdis, tavo moto, kas tu per charakteris esi, kas per asmenybė esi. Reikia tikrai tą pabrėžti, o ne paslėpti, užsidaryti. Aš suprantu, būna tokių žmonių, kurie intravertai mėgsta užsidaryti, bet vis viena, jie jau turi kažkokį charakterį, kažkur yra tas tam tikras rakčiukas paslėptas. Jau prie tam tikro žmogaus atsiskleidžia, žinai. Svarbu savęs nepamesti. O kad kai ateina chaosas, pasakai, eik velniop ir viskas. Geras patarimas. Tikrai taip. Turiu tau kelis klausimus. Rinkis. Ar patogu, ar gražu? Gražu. Aš tokia esu, jau ne kartą buvo taip, kad užsisakau batelius, o jie man be proto spaudžia. Nieko, aš kojas kaip nors išlaušiu, bet turiu eiti su tais bateliais, nors jie bus žudikai ir visa kita. Kaip moteriška. Jo, moteriška, bet, čia tas ir yra priklauso. Ar tau patinka tas skausmas ir tu gali kentėti, kiti tai tiesiog užsidėję, aš tai galiu dar pakentėti. Aš tiesiog išbandau taip savo skausmo ribas, tiesiog esu žmogus linkęs pakentėti. Aš turiu klausimą, čia aš buvau vakarėlį, užsidėjau aukštakulnius ir kaip tu sakai, tokie nepatogus, tokie nefaini, bet labai gražus. Bet įsivaizduoju, man kelias dienas buvo pirštai nutirpę mažiukai, aš galvoju, kas čia susilaužiau, kas atsitiko, tau yra tai buvę, kad tikrai buvę ir net išbrinksta tiesiog koja, nuo to vadinamo suspaudimo tikrai ir tenka po šaltų vandeniu palysti ir ten kojas aukščiau užkelti. Bet svarbu gražiai atrodo. Princesės dėl nuotraukų viskas. Ir niekur gyvai ir vis tiek pasipašiam į vakarėlius ar dar kur nors. Kaip tu galvoji, ar tavo diržus, tavo aksesuarus galima pritaikyti kasdienį aprangą? Ne kasdienį, gal kokias į vakarėlius ar Tikrai galima parinkti tam tikrus outfitus, kad tarkim, jeigu nenorint labai jau iššaukiančiai seksualiai atrodyti, galbūt kaip dabar esu, tai tikrai galima kokį ilgesnius marškinėlius užsidėti, moteriškus baltus ir juo pabrėžti savo tą taliją, sakykime. Tikrai galima prie kokios suknelės pasiderinti. Ta prasme,
čia nereikia bijoti eksperimentuoti, nes mada ir yra tas žaidimas. Ta prasme, kaip tu eksperimentuosi, kaip tu sužaisi su stilium, tikrai gali puikiai tą pritaikyti. Nes aš tai, pavyzdžiui, su mielu norėčiau su šitą kankliuką. Būčiau nuolankoju. Kažkieno akimis. Na taip, tikrai taip. Bet tikrai labai gražus. Man labai patinka. Ir šiaip patogus, toks prie odos, nu, prie kaklo minkšta, mano šiaip kaklas labai, žinai, jautrus yra, bet nedirgina. Gerai jaučiuosi, žinai, man patogu, viskas. Tai svarbiausia. Svarbiausia, net paskui būna kitiem labai sudirgina ir matosi rožinės dėmės ar kažkas taip būna. Mano atveju, dar taip nebuvo. Tu prasme, aš vis vieną, kai odą neapdirbu, tik tai, kad gavau odą, gaminį, pjaustų, ne. Aš net ir specialiai pamušalą dedu, išgludinu kraštus, poliruoju, nes, nu, vis vieną, aš mėgstu išbaigtą gaminį. Čia nėra tas, kad, ta prasme, kiniečių gamyba sufabrikuoja, štampuoja, paleidžia, belė, tik tais naudokite. Ne, aš tiesiog įdedu tikrai labai daug meilės, labai daug laiko. Daug širdies. Taip. Daug širdies. Ir kraujo. Lašiukas kraujo tikrai bus. Tikrai taip. O tarp kitko, aš buvau praeitoj fotosesijai tokia auksiniam grandiniam. Man jos labai labai gražiai atrodė. Tu jas irgi taip pat gaminai? Jų negaminu. Aš turiu tiekėjus, kurie užsisakinėja iš pačios Italijos, nes pačios visos odos atkeliauja iš Italijos, lygiai kaip ir metalinė furnitūra. Jinai itališka ir tikrai nebus tas variantas, kad labai greitai nusidėvės, oksiduosis, visą tai. Tai tikrai gaminiai kokybiški, žaliavos kokybiškos. Nu va. Itališki, made in Italy. Surinkta Lietuvoje. Jo, surinkta Lietuvoje. Dizainas lietuviškas. Taip, dizainas lietuviškas, surinkta Lietuvoje ir made in Italy. Taip. Gerai, ir dar vienas klausimas. Jeigu tu nebūtum bandžius BDSM, ar, kaip manai, dabar išdrįstum pabandyti? Jeigu nežinotum nieko, jokių pagrindų nieko, ar vat nebijotum išdrįsti? Tikrai taip, nes tas BDSM-as pas mane atėjo ne taip, kad tiesiog iš dangaus nukrito viskas. Ai, neturėjau ką veikti, skrolinau? Jo, ne, tikrai taip nebuvo. Paprasčiausiai vis viena, kaip paauglystė merginos domisi visai tai dalykais, tikrai matė romantinius filmus, galbūt net užklydo pas vaikinus, gal porno ten pamatė ir visai kitai. Aha. Čia aš manau, kad ne viena. Čia kaip tik nesenai dariau reelsą, žinai, ar moteris žiūri porno? Tikrai taip. Ir aš tą patį sakiau. Tikrai taip, čia aš nieko prieš porno, ta prasme, čia jau pasirinkiu, kokia tau tema yra įdomi ir ją toliau eini. Taip, dabar noriu labai trumpai sarti, kaip ir yra masturbacijos. Yra 3 rūšys. Vizualinė, kai lietė erogeninės zonas ir jau lytinės tos. Nu tai va, tai čia tokia masturbacija, bet tikrai mes norim jaudintis, kad mus jaudintų ir natūralu ir save pažinti. Aš kalbu apie visišką pažinimą, kaip ir man labai įdomu pažinti tave kaip BDSM, galiu sakyti, kaip BDSM atstovė. Na tai taip, nes tas pats ir terminas vojerizmas, jis ir yra, ta prasme, vizualinis žiūrėjimas, jis, ta prasme, tau suteikia tam tikras emocijas. Nu tai čia lygiai kaip irgi porno žiūrint, galbūt kažkur galų gale užmatei. Žiūrint, man taip malonu. Tai va, lygiai kažkur galų gale kažkur kažką užmatei, bučiuojasi, ar liečia vienas kitą, jau tave užveda link to, ta prasme, galų gale ir tie patys romantiniai filmai tau sukelia emocijas. Tai labai normalu. O mes ten nepabaigiam apie BDSM. Tai iš tikrųjų jisai atkeliavo tiesiog bežiūrint filmus. Tikrai aš supratau, kad man švelnumas nepakankamas dalykas. Aš pati, kai esu skorpionė, aš aštresnio charakterio, tai man visada norisi sodresnių spalvų, sodresnių jausmų, sodresnio skonio, sodresnio to gyvenimo ir aš automatiškai tiesiog besidomėdama, kas tai yra, nuklysti su partneriais, su internetu galų gale, su porno kanalais, bet taip save išbandai, eksperimentuoji ir eini toliau. Kaip tu galvoji, gerai save pažįsti? Tikrai taip. Ar atradus save? Vat aš tą noriu, kad noriu, pavyzdžiui, žiūrovams pasakyti, kad reikia užsiminėti viskuo, kad save atrastum, kad pažintum, kad žinotum, kas tau patinka, kad tavo nebūtų 70 metų galvotum, vat nieko aš čia gero neišbandžiau. Ne, iš tikrųjų gyvenimas ir yra tos įdomus, kad, ta prasme, visur yra pirmų kartų.
Ta prasme, ir mes siekiam tų pirmų kartų, pirmų tų emocijų, nes pas pirmas kartas jisai, va tas ir yra, sukelia visai kitokias emocijas. Paskui jau atsiranda rutina, jau nebeįdomu ir visa kita. BDSM atgyvina, kad suteikia potyrių, Tikrai tau jų reikia. Tikrai taip. Ir aš save tikrai galiu sakyti, kad pilnai save pažįstu, pas mane net nėra to tokio, nebandžiau ir nežinau, ar man patiks. Ta prasme, aš net nebandydama galiu suprasti, ar man tai traukia, ar sudomina, ar tai vežtų. Bet jeigu pas tai yra ant klaustuko, ar tave domina ar ne, bet tu išbandysi? Tikrai išbandysiu. Labai šaunu, džiaugiuosi žmonėm ir gerbiu žmonės, kurie bando, kurie nebijo pabandyti. Aš dar tokia, žinai, kaip būna, pamatyčiau, nežinau, bet pabandyti tikrai norėčiau. Žinai, taip. Aišku, tu turi žinot, kad tau yra nepriimtina, bet kai yra tau nepriimtina, tada tu tikrai žinai, kad to tu nenorėsi. Nes būna tikrai atsiranda kaip swingeriai, ten gangbangai, jau yra labai žiauresnės. Bet nereikia maišyti, tu BDSM su tokiais dalykais. Čia visai yra kitas dalykas. Nes labai daug žmonių maišo, tos dalykus sutapatina, kad tu nueisi BDSM vakarėlį ir visi, žinai, swingeriai. Taip. Ir būtent tikrai ne vienas pažįstamas sako, kaip man pikta būna, kai pakalbam apie kokią BDSM temą, tuoj žmonės, oi, swingeriukai susirinks, man viskas prasidėjo. Ne, tai yra visiškai atskiros temos, BDSM tai ir yra tavo emocijos, tavo jausmų išbandymas, tuo pačiu ir pasitenkinimas. Ir ėjimas tolygiai kažkur aštriau ir toliau. O swingeriai ir ten jau yra visai kitos pakraipos ir visai kitokie norai ir... Nemaišom. Čia ne. Jau tai yra visai kita tema. Taip, gali būti BDSM įsitraukiama daugiau žmonių, bet tai jau nebūtų tas formatas, kad swingeriai. Ne, jau čia būtų BDSM formatas. Netgi tas pats BDSM jis nėra vien tik apie seksą. Čia yra tiesiog tavo emocijų ir išbandymas, būtent malonumo išbandymas. Tau net nereikia kažkokio sekso, sakykime, suėjimo, kad tu pajustum malonumą. Tai pavyzdžiui, kaip žvakių vaškas. Tikrai čia, čia ne seksas, čia tiesiog tau daro malonumą. Čia yra seansas, tai yra procedūra, prieinant galbūt prie kažkokios preliudijos. Galbūt paprasčiausiai žmogus jau, kaip jaunas žmogus, tai jam užtenka, įsimylėjo, jau gali su juo eiti ilga ta preliudija. O kai jau vyresnis žmogus, tu tampi, ta prasme, tau jau net nebereikia preliudijų, tau jau reikia kažkokio aštresnio jausmo, kad tu užsivestum. Čia yra tiesiog elementai užsikurti įdomesniam seksui. Mes čia gerom temom šiandien. Matai, kad net kyla. Matai, aš šiandien taip labai gražiai pasipuošus su raudona spalva, meilės spalva. Ir aš kažkaip man tapatinasi šis laikotarpis vasario mėnesį su Valentino diena, su meilės diena. Man labiau net meilės mėnesis. Kaip tu ją šventi? Ar tu ją šventi? Ar tu kažkokias ten turi, tarkim, savo, nežinau, pramogas, nepramogas, partnerį, nepartnerį? Kaip tu tą dieną mini, ar tiesiog tau jinai eilinė? Šiaip paprastai šitos dienos, nepykit, nesureikšminu labai stipriai, nes man meilės diena yra kiekviena meilės diena, ta prasme savo, jeigu po darbo jauties pavargus, įsitempus, tikrai nepabijau įsitraukti žaisliuką, pasižaisti su savim, jeigu nėra artimo žmogaus tuo metu. Tai lygiai tą meilės dieną ir daugiau pasižaidžiu. Pasipašiu savo dirbiniais. Tikrai taip, kaip ir pati pasakoju, pasileidai muziką, pasistaipai prieš veidrodį, ten pasifotkini, gal su draugiam ten pasilelekini, iš tikrųjų pasižaidai. O šiaip tai dažniausiai, kaip bebūtų keista, meilės dieną su draugiam švenčiu. Net ne su vyrais, tai vat. Ir pasibūnam tikrai, geriam kavos, kavos, šampano, pasidalinam gerom emocijom. O kas jau vakare, tai jau priklausomai. Kas jau lieka. O aš dabar kaip pagalvojau, tu juodos tavo dažniausiai detalės, o pas mane kakliukas, bet ar daugiau bus, o pavyzdžiui, tarkim, liemenėse, korsetuose, kitose spalvų, taip, įdomu. Tikrai taip, aš neapsiriboju vien tik juoda spalva, nes nemanau, kad taip, temoje juoda spalva ir būtent metalinio nikelio spalva labai populiari, jinai universaliausia. Bet aš pati esu žmogus, kuris mėgsta labiau aukso detalės, išskirtinės odos faktūras, netgi spalvas.
tikrai galiu pagaminti ir kitokius gaminius. Raudonas pagal spalvas gali net Tikrai žmogus susirinkti, jeigu jis, tarkim, nori raudonos, rožinės kokios. Tikrai taip, ir aš juos bendrauju su tiekėjais, tiesiogiai su jais užsisakinėjau gaminius, perku odą ir visą kitą. Tikrai aš matau jų pilną asortimentą ir aš galiu parinkti. Taip, nes, pavyzdžiui, šitokie spalvų mėgiai, ypač kokia raudona ir žalia, tai yra mano visiškai spalvas. Nu, man tokios mano. Bet šiaip ir energijos, laimės spalvos labai geros, iš tikrųjų. Tai laiminga. Laiminga šioje temoje apie tai kalbėdama. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi moterim, kurios nebijo tai kalbėti, kurios tai kalba garsiai, gamina dirbinius BDSM, seksui, visiems malonumam, tai aš manau labai sveikintina. Tikrai sveikintina ir labai norėtųsi, kad žmonės nebijotų šitom temom kalbėti. Čia nėra tas dalykas, kad pasakot apie savo intimų visiškai gyvenimą. Čia yra tiesiog diskusija užves, kad tai yra labai normalu, kad tai yra vartotojiškas dalykas pasaulyje, netgi tam pačiam Vokietijoje, netgi vyksta labai atviros sekso parodos, iš tikrųjų. Tai mes dar antiek truputėlį susikaustę esame. Mums dar tikrai paaugti reikia. Tikrai reikia paaugti. Aš jau suprantu, kodėl mes esam susikaustę, nes mums tikrai trūksta tos informacijos, tikrai trūksta tų žinių, per daug baimių, per daug tų įsivaizdavimų, ko tikrai galbūt nėra iš tikrųjų. Aš tokia nebūdavau visą laiką viešai kalbėti ar vesti podcastą, bet aš galvoju, kad reikia ir save prisiversti, reikia kalbėti tom temom, reikia švies žmonės, kam įdomu, paklausyti. Taip, ir va tas ir yra, kad labai svarbu pagarbus bendravimas, ne kažkoks užgauliojimas, nes čia yra labai natūralus dalykas, kaip ir sekso sveikata yra labai svarbi, lygiai kaip ir seksualinis visas tas aktyvumas ir kaip reikia tame saugiai elgtis, saugiai užsiimti. Taip, labai svarbu. Nu, taigi čia yra mūsų malonumas, mūsų gyvenimo džiaugsmas. Tikrai taip. Nes kiek iš tikrųjų ir sveikatos prasme, kiek mums orgazmai duoda, ir atsipalaidavim, ir nuotaika geresnė, ir nereikia nei alkoholio, nei cigarečių, nieko. Gerai, ačiū Jurgita labai, kad apsilankiai čia, labai buvo smagu su tavimi pasikalbėti. Jos visus grožius gaminius pamatysit ivneika.lt. Dėl kažkokių privačių, individualių sakymų rašykite Jurgitai, jinai tikrai pakonsultuos, pareklamuos, pakomentuos, padės ir visaip kitaip. Ačiū tau. Ačiū tau, Kamilė.